Na ką, sveiki, sveiki. Lavandų laukai šviečia, ryškus. Ir šiandien pasidalinsiu apie lavandas. Pasistengsiu kuo trumpiau, kadangi artėja išvyka į lavandų ūkį Provance, Prancūzijoje. Tai noriu papasakot, kasgi ten yra įdomaus, ką ten galima pamatyti. Tai va, pradedu. Aš esu Erika, mane visi pažįstat, aišku, nes siūsiu tiems, kurie mane pažįsta. Tai pradedu. Taip, lavandos. Lavandos auginamos yra, Janklivingo lavandos yra auginamos Amerikoje, Jutos valstijoje, tarp kalnų ir Prancūzijoje, Signal Rotonde. Štai tokia yra vieta. Viršui tų lavandų prie ūkio yra gražus miestukas viduramžiškas su tokiu bokštu viduj. Štai taip atrodo. Jankliving lavandų ūkis, Signal Rotonde. Nu va, nuo ko prasidėjo iš tikrųjų kelionė? Kelionė prasidėjo nuo to, kad kai atvykom į Signal Rotonde, ten galima atvykti savo išnuomotu automobiliu, galima atvykti su kompanijos autobusu iš Marselio. Mes važiavom iš Nicos savo nuomotu automobiliu, bet galima ir iš Marselio. Kelionė trunka 4 dienas. Tai va, čia yra tam viduramžiškam miestelyje mes. Pradžiai susipažįstam su miesteliu, apeinam tas gražias gatveles, biškai privargstam ir tada jau mes keliaujam į štai šitą šventyklą 12 amžiaus. Apvali šventykla, Tamplierių ordino Saulės šventykla. Viduje yra paroda. Štai matosi paroda. Pakeliui į ten, kur mes einam, parodysiu, kur einam. Čia vyksta paroda. Iš tikrųjų labai jauki vieta, labai tokia aura, tokia miela. Nu va, ir mes atėjom, vadinasi Laboratorija San Victoire. Ir čia yra edukacinis centras, va Filipas sėdi čia visur matosi, yra edukacinis centras, yra parduotuvėlė, kur yra visas pilnas Janklivingo asortimentas, skirtas Europai. Ir štai čia mes susipažinom su daug dalykų, sužinojom apie lavandą ir lavandiną, kuo jie skiriasi, kodėl taip yra maišomi jie. Ir, žodžiu, tokią edukaciją įdomią gavome pirmiausiai čia. Va, sukryžminta lavanda, lavandinas ir laukinė lavanda. Labai įdomi paskaita, bet aš dabar ne apie tai pasakosiu, aš noriu papasakoti apie patį ūkį ir pačią kelionę, ką mes ten įdomaus patyrėme. Štai, čia yra Nikolė Landelis ir jo kompanionas, kurie prižiūri visą lavandų ūkį. Nikolė dabar atsakingas už visą Europos ir Afrikos distiliacijos ūkį. Jaunas vaikinas ir tuo metu, kai Gary Youngas susipažino su jo tėčiu, Levandų asociacijos prezidentu, jisai dar sėdėjo krepšelyje tėčiu ant peties ir kaip skundėsi jo mama, jisai niekaip negalėjo miegoti. O pasirodo, Lavandų asociacijos prezidentas nežinojo, kad patepus kojytės lavandų eteriniu aliejumi, vaikas geriau miegotų. Tai buvo labai linksma istorija, kurią mes išgirdom kurią aš išgirdau iš paties Gary Youngo per vieną iš konferencijų. Tai va, tai Nikolė Landelis yra labai atsidavęs savo darbui. Jisai čia vykdo tyrinėjimus. Ir kadangi kiekviename ūkyje ir šitame yra vykdomi tyrimai, laboratoriniai tyrimai, tai yra, ką lavanda turi savyje, lavandos eterinis aliejus jį išdistiliavus, nes tai yra labai svarbu, tai yra ne šiaip išdistiliuojama ir parduodama, bet kiekviena lavanda, kiekvienas derlius turi turėti, kiekvienas lašiukas turi turėti tam tikras veikliąsias medžiagas. Tai va, čia vykdomi tyrimai ir taip toliau ir taip toliau. Kuo jie mus čia vaišina? Jie mus čia vaišina per pertraukėlę, žodžiu, ledais, nes iš tikrųjų važiuoti vidury vasaros yra labai karšta ir ten prakaitas žliaugia Liepos mėnesį. Tai jie mums natūralių ledų privežė. Visą dėžę, va, ir maitina. Nu va, o už jo nugaros matosi varpos. Čia yra auginamas einkornas, irgi ūkis. Janklivingo ūkis turi beje didžiausią plantaciją, savo plantaciją lavandų.
Ir čia kartu yra sėjomaina taikoma ir auginami yra einkornas, vienagrūdis. Tai yra senovinis kvietys, kurį iš tikrųjų reikia valgyti, nes jisai turi teisingą chromosomų kiekį ir jisai yra mums labai naudingas. Tai va. Ir štai taip atrodo, čia yra lavandinai, čia yra ne lavandos, čia yra lavandinai, tokie tvarkingi krūmeliai, išsipūtę tokie, labai gražiai atrodo, mes čia aišku lėkiam daryti fotosesiją, va čia priešais, reiškia, autobusas sustojo prie miškelio. Beje, noriu pasakyti, kad visi ūkiai, kuriuos turi Janklivingas, visi ūkiai yra toli nuo pramonės ir teršalų šaltinių, minimum 50 kilometrų. Tai va, mes čia tokioj visiškai laukiniai gamtoj ir Nikolė pasakoja, kaip reikia teisingai skinti laukinės lavandas, laukinės būtent, nes mes atvažiavom pažiūrėti, kaip skinamos, nepažiūrėti, o išbandyti, kaip skinamos laukinės lavandos. Ir aiškina mums, kaip mes turime labai atsargiai jas skinti, kad nesužalotume augalo ir kad kitą metą jisai vėl dėrėtų. Štai, kiek mes priskynėm, štai kokios tos lavandėlės. Žodžiu, krykštavimo buvo labai daug, aišku, už tai, kad, pirmą kartą mes tą darėme ir, žodžiu, visom buvo labai linksma, aišku, emocija nuostabi, įspūdžių daug, žodžiu, aromatų nepaprastai daug. Ir, žodžiu, vyksta ir fotosesijos, ir, žodžiu, ir ten ir valgėm labai skaniai. Nikolė tėtis mums kepė, žodžiu, prancūziškus pyragus, nesaldžius, bet tokius tikrus prancūziškus be galo gardžius pyragus. Tai va, buvome pamaitinti, aišku, ir gavom daug emocijų, vat kaip matot. Nu va, kažkas medituoja tarp lavandų atsisėdęs, tiksliau tarp lavandinų čia. Kažkas va širdeles rankioja. Žodžiu, kiekvienas pagal savo poreikius. Va, nuo čia mes kartu dar turėjom tokią gerą praktiką, mums rodė, kaip turi būti auginamos lavandos ir kaip keičiasi oro sąlygos ir tas lavandas reikia leisti jom užaugti iki atitinkamo aukščio ir atitinkamą šaknį, kad jinai išleistų, tik tada jinai paima iš žemės visus mineralus, vitaminus, tai ką jai reikia, kad jinai turėtų eterinėme aliejuje, turėtų tai, ką mes šiandieną turime pas save. Tai yra labai svarbu, nes kitaip jinai bus tik tai lavandos eterinis aliejus, nieko neypatingas. Tai va, o ypatingas mūsų kokybiškasis, mes žinom, kaip jisai veikia ypatingai, taip? Tai va, čia mergino žodžiu dirba su kirtikliais, nes lavandos auga labai tokiam grunte su daug akmenų, o tie akmenai tai yra būtent iš jų į žemę išeina, žemė įsisavina tam tikrus mineralus ir tuo pačiu lavanda irgi gauna tada savo dozę, ko jai reikia. Pas mus lavandos, kurios auga Lietuvoje, jos žinoma kvepia, jos labai gražiai atrodo, gal tai net ne lavandos, o lavandinai, bet nesvarbu žodžiu. Lavandų yra daugiau negu 30 rūšių, bet lavandų langustifoliją augina, Janklivingas augina tik lavandų langustifoliją. Angustifolija tai yra ta karališkoji lavanda, kuri būtent turi tas visas savybės savo, kurios reikalingos žmogui, kad prisidėtų prie jo gerovės. Tai va, ir čia mes matėm pasodintus medelius, žodžiu, migdolo medžius, jau buvo jie pasodinti, bet aplinkui reikėjo mums apravėti, tai davė tokius ravėjimo tokias priemonės, kas ravėjo, kas daugiau fotosesijas darė, bet žodžiu, visiems buvo smagu, krykštavom va ir žolės aš raunu va, žodžiu, bet buvo tikrai labai daug tokio gero vaibo. Taip. Ir paskui dar turėjom gražią išvyką ten šalia viskas yra distilatorinė ir vat matosi, kaip atveža su dideliu tokiu automobiliu, sunkvežimiu, su tokiu konteineriu ir tas konteineris nusiima ir iš karto tame konteinerį užsideda ant viršaus dangtis, žodžiu, sumažinamos sąnaudos. Žodžiu, ir užsideda ant konteinerio toks dangtis ir tada distiliuojamas yra eterinis aliejus. Tai va, mes matėm, kaip tie lašiukai pakyla į viršų, žodžiu, buvom nuėję į tą visą. Įdomus procesas, iš tikrųjų, be galo įdomus. Aromatas nepaprastas, kieme tvyro nepaprastas aromatas tiesiog. Na va, o paskui, kai
rodžiau, kaip mes skinam tas laukinės lavandas, mes važiavom jas distiliuoti. Ir va Nikolea mums pasakoja, čia yra paprastas alembikas, kurį mes daugelis moterų turime pas save, žodžiu, namuose, ūkiuose savo, sodybose ar ne, ir žaidžiam su distiliavimu. Tai va, bet aišku, tai yra nesulyginama, jisai pasakojo skirtumus, kuo skiriasi Janklivingo sukurtas, Gary Jango, ne Janklivingo, Gary Jango sukurtas distiliavimo būdas, kai išlaikoma yra natūrali molekulė ir gyvastis imuninės augalo sistemos, kuri mums būtent ir reikalinga. O čia yra tiesiog išvirta lavanda, ir labai greitai išvirta lavanda, kurioje tiesiog yra šiek tiek aromato. Tai va, bet mes vis tiek labai džiaugiamės ir kiekvienas gavome po tokį mažą buteliuką. Va, kaip mes džiaugiamės. Visi laimingi, taip džiaugiamės. Jo, fainai. Tokia nuostabi kelionė iš tikrųjų. Nežinau, matyt, Prancūzijos, tas skonis, tie visi aromatai, vaizdai, tie visi viduramžiški, tie žmonės tokie besišypsantis. Nu ir aišku, bendruomenė mūsų, kuri susirinko, jinai tokia labai tokia draugiška. Nu, tas yra labai iš tikrųjų nuostabu, nes tada patiri va tą bendrystės džiaugsmą. Yra vienas dalykas, kai tu keliauji į šeimos atostogas ir kitas dalykas, kai tu keliauji vat, su tokia faina kompanija ir susilieji dar su kita kompanija, mes ten susiliejom ir su anglakalbiais, žodžiu, ir kitakalbiais iš kitų šalių, iš visos Europos susirinko žmonės. Aišku, čia labai yra ribotas kiekis įleidžiamas į tokį retrytą, tai štai yra trys pamainos. Ir žmonių yra ne per daug tam, kad visi sutilptų į autobusą ir mes visi galėtume gauti kiekvienas savo tą lašelį to džiaugsmo, tos patirties gražios. Tai va, kartu ir edukacija, kartu ir emocija ir nuostabios atostogos. Arba tiesiog kelionė. Kai gyveni visą laiką atostogose, tai gal nevadinu to atostogomis, bet vis tiek atostogos. Atostogos tai yra šventė. Tai va, mažas buteliukas, kurį laikau rankose, tai va tiek eterinio aliejaus mes gavome iš to viso kiekio, kiek ten mes pririnkome, kitos moterys pririnko ir mes atsivežėm namo. Aromatas šiek tiek kitoks laukinės lavandos, bet vis tiek tai buvo tokia džiaugsmo toks šūsnis geras, kad iš mūsų nuskintos lavandos gavome po lašelį. Va, o čia mes paskui vakarieniaujam, tokioj fazendoj, tarp kalnų, va taip jaukiai. Aišku, vakarai labai šilti, dienos labai šiltos, karštos tiksliau, tai vakare yra atgaiva, va taip susėsti visiems, šnekučiuotis, bendrauti, krykštauti, žodžiu, nors jau pavargę iki negaliu, bet tai yra labai geras jausmas. Va, dar mes čia turim jėgų ir patriukšmauti, žodžiu, fotosesijai, pašūkauti, pasidžiaugti, žodžiu. Tai va, čia mūsų dalis, kuri iš Lietuvos, man atrodo, čia šitos moteris. Jo, nes su manim čia važiavo 6 berods ir kitos yra dar kelios. Nu va. O toliau, kur tęsiasi mūsų kelionė, tai kai mes su ūkiu, su lavandom jau ir pabaigėm, tada mus vežė į Forkalkie, irgi viduramžiškas miestas Prancūzijoje, ir vežė mus į tokią mokslo laboratoriją, kur gamina kvepalus. Ir profesorė vietinė mums pasakojo ir mokino, kaip reikia teisingai gamintis kvepalus. Štai mes kaip mokinukai sėdėjom, negalėjom nei filmuoti, nei fotografuoti, žodžiu, turėjom būti visiškoj tyloj, susikaupę į tai, ką mes darome. Tai buvo labai mums juokinga, mes suaugusios moterys ten krykštavom jau vien dėl to, kad mus ten visą laiką tildė, žodžiu. Leido mums kalbėti, o mes tokios buvom kaip vaikai. Su tais lašiukais mes ten ėmėm, laistėm, pilstėm, žodžiu, lašinom, žodžiu, ten buvo, nu, kažkokia tai atrakcija, nežinau, negaliu nupasakoti, ta prasme, ten buvo be galo linksma ir be galo įdomu, aišku, pas profesorę išmokti, žodžiu, kaip gaminti kvepalus. Beje, kvepalus iš tikrųjų verta išmokti pasigaminti už tai, kad, na, mums užtenka ir taip teršalų iš aplinkos. Nu, kam dar tuos teršalus sintetinius, ar ne? Ačiū Koko Chanel, kuri pirmoji sukūrė sintetinius kvepalus.
Bet jie tikrai yra nenaudingi, tai yra toksinės medžiagos, antros pagal pavojingumą po išmetamųjų automobilio dujų. Tai aš manau, kad tikrai nereikia tokių dalykų naudoti, reikia pasaugoti save, savo tą organizmą, ląsteles, kiek tai yra įmanoma ir apsisaugoti ir savo namus, apsaugot nuo teršalų ir nuo žemų vibracijų, nuo toksiškos aplinkos ir aišku savo kūną apsaugot tuo pačiu. Na va, o čia mano vyras uosto, žodžiu, uosto lavandas, kurios buvo išdistiliuotos ir kurios, žodžiu, palieka labai stiprų aromatą vis tiek ir jos garuoja, jas kai, žodžiu, išdistiliuoja, tai visą tą, kaip ta medžiaga vadinasi, pamiršau, žodžiu, išveža į laukus, paskui jomis tręšia savo laukus vėlgi šitomis vat išspaudomis lavandų, ar ne? Tai mano vyras be galo buvo laimingas tą pauostyti, net atėjo arčiau, ar čia tikrai taip gali būti, kad čia toks aromatas per visą kelią važiuojant. Nu va, ir tikrai vyrams irgi čia labai patinka, galiu pasakyti, ne tik moteris čia krikštoje, bet ir vyrams, vat matosi pagal veidą, ar ne, vyras vagelytę nuskynė ir laimingas neša, nes nu tikrai, kažkas tai tokio atsipalaiduoja viskas, nueina visi reikalai, žodžiu, ir tiesiog žmogus yra natūraliai toks, koks jis yra. Geras, nuostabus, laimingas, vaikiškas. Tai yra nuostabu, ar ne, pabūti vaikais ir pasidžiaugti tokiais, nu, tokiais paprastais atrodo dalykais, ar ne? Man tai labai patiko iš tikrųjų tas, bet tokia patirtis graži. Na va, ir čia yra kvietimas jums arba priminimas, kad lavandų derliaus šventė dabar nusimato, kaip ir kiekvienais metais, jinai nusimato ir šiemet, ir jinai vyks Liepos 6-10 arba 13-17 dienomis. Mes važiuojame su grupe moterų 6-10 dienomis. Jeigu norite, prisijunkite prie mūsų. Tai reiškia, susitiksim tenai vietoje, žodžiu, jau pačiam retryte. Ir manau, labai smagiai pašvesime tą laiką, pabūsime drauge. Tai va. Bet aš turiu dar skaidrių jums, kadangi mes važiavome automobiliu ir tikrai tai dar labiau praturtina tą kelionę. Aišku, ir čia įspūdžių užtenka į valias. Bet mes pasiėmėm savo dar kelias dienas ir keliavome į kvepalų sostinę. Ir keliavome mes su savo išnuomotu automobiliu iš Nicos, ne iš Marselio, nes visi skrenda į Marselį, ten atvažiuoja autobusas ir pasiima visus ir veža į retrytą, ar ne? Į tą viešbutį ir į retrytą, žodžiu, kur prasideda. O mes važiavom savo ruoštų su automobiliu per kalnus, per viduramžiškus miestelius. Ir aš dėl to noriu jums parodyti dar kelias skaidrės, kad pamatytumėt, kokią tai egzotiką ir galbūt tikrai verta pamastyti. Tikrai karvės nekainuoja išnuomoti automobilį, vairuoti visi moka, o susibūrusi kompanija, nu tai yra neišdildomi įspūdžiai, visam gyvenimui lieka tokie įspūdžiai. Nu va, pravažiavom, žodžiu, čia Sisteronė mieste, Sisteronas nepaprastai gražus miestas, aš galėsiu pakomentuoti, galėsiu jums patart, žodžiu, jeigu kas važiuosit su mašina, tada atskirai susitiksim ir aš jums papasakosiu. Žodžiu, laukuose žydi pravažiuojant vasaros metu saulėgražos. Nu, be galo gražu, fotosesijoms ir tiesiog pasidžiaugti va tais vaizdais. Nu, tokių vaizdų mes Lietuvoje neturim, va tokių įspūdingų. Sisteronas miestas kalva, žodžiu, labai gražu. Išėję į miestą, žodžiu, susipažinom su dailininku, čia tam pačiam Forkalkie, žodžiu, kai atvažiavom. Tai va, Michael Knight, žodžiu, žinomas jų dailininkas, knygų iliustratorius. Mes susipažinom su juo gatvėje, žodžiu, ir tada jis mus pakvietė pas save į dirbtuvę, žodžiu, tai mes čia moteris buvom labai laimingos, gavę savo tokią gražią progą susipažinti su vietiniu menininku. Nu va, o čia buvo kitas menininkas, paskui mes turėjom gražią tokią popietę tokiam Prancūzijos karštyje, sakyčiau, va, basom, žodžiu, su prancūziškom skrybelaitėm, žodžiu, ilsimės, va taip prancūziškai, žodžiu. Prancūziškai ilsimės, aplankę parodos tikrai labai įspūdingos, tikrai geros parodos, nors atrodo tokiuose mažose galerijose, ne kažkokiuose ten ŠMC, ne šiuolaikinio meno centras, bet tokios mažytės galerijos, gatvelėse, be galo įspūdingi darbai, labai patiko ir tikrai rekomenduoju. Nu va, toliau irgi važiavom per miestą, kur ant kalvos yra, žodžiu, miestas įspraustas į
kaip sakyti, į kalną, tarp uolų įspraustas. Ten teka, matosi, vat, upelė iš viršaus, žodžiu, ir miestas kyla į viršų, va taip, tarp uolų išmėtyti namukai. Labai juokingai atrodo, žodžiu, bet labai įspūdinga. Ten kaip tik vyko kažkokia šventė, galima suderinti dar su šventėmis važiuoti. Ai, čia dar bažnyčia buvo labai gražiai, atsimenu. Va, bet paskui mes dar nusileidom, aišku, gamtos pasižiūrėti. Aš, kadangi esu buvus Prancūzijoje šitose vietose gal 15 kartų, tai aš merginom truputį sudariau tokį maršrutą ir mes nusileidome į Verdono tarpeklį. Tai va, čia plaukiam su tokiu vandens laivu dviračiu, vadinkim, laivas, kuris minasi su pedalais, juokingas toks. Va, o paskui mes užkilom į patį viršų. Va čia Verdonas apačioj matosi, kaip gyvatė rangosi, o mes užkilom į patį viršų prie šitų erelių. Matėm aibės erelių. Užkilom ant pačio kalno, va ten, kur matosi. Ir matėm tuos erelius. Jie palei nosis mums skraidė, iš tikrųjų. Tik labai sunku pagauti, nu, reikia gero fotoaparato pagauti tas nuotraukas. Yra tų nuotraukų, bet aš jau nebedėjau. Va tik uždėjau, kad matosi, žodžiu, kad apie ką čia šneka. Tai va, tai taip įspūdingi kalnai, aišku, oras, vėlgi aromatai, savijauta, ta būsena, energija, nu kažkas tokio nenusakomo. Va, mes laimingos, ant pačio viršaus užkilusios. Štai, su mašina, aišku, užvažiavom, nes pėstute, tai nežinau, kiek čia būtume ėję. Žodžiu, be galo gražios tos uolos, visos kažkokios kosminiai tokie vaizdai. Nu va, ir paskui dar mes nusileidom į kitą vietą, prie ežero. Pažiūrėkit, koks vanduo, turkios spalvos, atrodo kaip Adrijos jūroje tas vanduo. Tai mes čia durnavojam ir fotosesijas, ir iš šitos valties, žodžiu, motorinė čia valtis, kaip mes čia aš neprisimenu, kaip mes čia su jie sugebėjom plaukti, nes mes ne vieną neturim pas save motorinės valties Lietuvoje, nežinau, kaip mes čia su jie išplaukėm, žodžiu. Drąsios moteris. Bet, žodžiu, mums nebuvo jokių kliučių, mes nuplaukėm prie tos salos, žodžiu, pašokinėjom iš valties, pasimaudėm iš valties, žodžiu, ir paskui grįžom atgal. Žodžiu, atsipūtusios totaliai atsipūtusios. Nu va, čia buvom dar vienam miesteliukė tokiam, labai mielas miesteliukas ir ant pačio kalno viršūnės, va ten matosi tokia mažytė, tokia bažnytėlė. Iki jos mes nesikėlėm, nes ten reikia įti pėstute į tą kalną, tai jau mes sveikatos nebeturėjom. Nors aš vat kiek metų atvažiuoju į čia, Kasteljanė, man rodos, čia vadinasi tas miestukas, bet niekada neužlipu, vis pasėdžiu, pasižiūriu į tą viršūnę, galvoju, nu, kada nors vis tiek gal užlipsiu. Nežinau, ar tai bus kada nors, bet apačioj teka tokia upė labai galinga, labai faina išsimaudyti. Nu va, o toliau mūsų nuotykius lydėjo, žodžiu, sprogusi padanga. Labai įdomiai, kažkaip norėjom atbulinių sustoti, žodžiu, čia kažkokioj vietoj pasigrožėti, atbulinių, žodžiu, pasukom. Ir sprogo padanga, vienu žodžiu. O savaitgalis, žodžiu, draudimas sako, niekur mes nevažiuosim, jūs patys vežkite, o važiuoti tai yra rizikinga, reikia pasikeisti padangą, nu vienu žodžiu, ten buvo cirkas. Nu bet, žodžiu, susitvarkėm, be nuotykių neapsėjom. Bet čia tik mums turbūt taip atsitiko. Nu va, o paskui mūsų kelionė dar tęsėsi per Grasą. Grasas yra kvepalų sostinė. Ir mes užvažiavom į tą sostinę, nes pirmiausiai prieš važiuojant į Lavandas labai reikėjo pamatyti, kaipgi buvo gaminami kvepalai anksčiau, senovėje. Dabar tai mes turim tas visas chemijos pramonė, sintetinės chemijos pramonė, o anksčiau kvepalus gamindavo ne iš sintetikos, anksčiau gamindavo juos natūralius. Ir štai kaip atrodo žmogus, kuris pardavinėdavo kvepalus, pažiūrėkit, 17 amžiui, fantastika, ne? Buteliukais apsikarstė. Tokių visokių graviūrų, tokių senobinių nuotraukų, tokių fainų buteliukų, o jau buteliukų grožis, o dieve, jau ten, mes ten buvom apšalę iš tikrųjų. Buteliukų grožis prifotkinom aibę nuotraukų, žodžiu, tų visokiausių įdomiausių buteliukų, taip norėjusi juos pačiupinėti, atidaryti. Bet labai įdomu, kad aš paskui ten, kur buvo kvepalų, žodžiu, kvepalų gamybos mokymai, ten vyko brokantė turgus. Nu, toksai turgus, kai išneša visokius antikvarinius daiktus arba savo namų daiktus ir pardavinėja prancūzai. Ir ten vyko didelis turgus ir mes tik išėjom ir aš, wow, ir aš tokią mintį užsidėjau,
Kaip norėčiau kokią kvepalų buteliuką, kokį sau rasti, kaip norėčiau, nes mes buvom kaip tik pravažiavę pro šitą grasą jau. Ir įsivaizduokit, ateinu į turgų, ten jau kraunasi visi daiktus, nes jau po pietų, žodžiu, visi jau grįžta atgal namo. Ir aš matau buteliuką, kaulinį, su tokiu, su variu tokiu, tokiom papuoštą, ten už 1 eurų, žodžiu, bet tokio grožio, tai kaip mažas vaikas džiūgavau, tai va. Tai va, o čia yra tas miestelis, kaip sakiau, Grasas, tas pats Grasas, kvepalų sostinė ir jisai yra va tokio grožio. Tai yra rūžavų skėčių miestukas. Nu va taip pasipošė miestas. O apačioj matosi, kaip visi čia laisvai, ramiai gyvena. Va, atsipūtė. Matosi turbūt, ar ne? Katės atsipūtusios, mergina sau sėdi ant laiptų, telefoną maigo, žodžiu, visi atsipūtė. Visi atsipūtę, nieks niekur neskuba ir tu irgi užsikrėti tokią nuotaiką ir tokią būseną, kad viskas yra lėtai, ramiai, be skubos, pasimėgaujant kiekvieną akimirką. Tame yra grožis. Nu va, kaip tas miestukas atrodo, pažiūrėkit, kaip čia mašinom prasilenkt be šansų, žodžiu. Ir va, tokia parduotuvėlė ten ant kampo šitos gatvės, žodžiu. Ir čia pardavinėja įvairius buteliukus. Nu, čia irgi kosmosas. Čia buteliuką nusipirk kokį, tai yra irgi fantastika. Labai labai įdomus visi ir tikrai galima čia savo tokių suvenyrų dar susirasti Grase. Na, o čia užėjom į tokius, irgi va, senobinė tokia parduotuvėlė, kur gamina tokius saldumynus. Nežinau, kaip jie vadinasi, nepamenu aš. Žodžiu, tokie gana saldus, bet su visokiais čia riešutais ir taip toliau, tokių didelių peilių pjausto vaikinas. Nu, tokia atrakcija, žodžiu, bet irgi labai faina, nes atrodo, viskas tau patinka, viskas tau yra gerai, viskas absoliučiai, jokių nėra priekabių, kad tas blogai, anas blogai, ar ne. Tu tiesiog eini atsipūtęs kaip atsipūtus kaip Dievo karvytė ir tiesiog kaifuoji, vat kaip tie skėčiai kabo, tai ir tu toks pusiau kaip rūžavas kietukas ore tvyrai, nes labai faina atmosfera. Jo, su automobiliu mes turėjom tokią biškį nuotykį, važiavom, žodžiu, ieškodamos savo apartamentų ir, žodžiu, užsukom iš tai tokią gatvelę ir, žodžiu, nei pirmyn, nei atgal. Pirmyn pravažiuoti negalim, nes reikia tada užsukti už kampo negalim užsukti, nes per mažai vietos. Atgal važiuoti irgi nėra kur kaip, nes iš paskos jau ten irgi kažkas važiuoja. Tai buvo cirkas. Nu, ant pečių neteko neštos mašinos, bet, žodžiu, ten milimetrai sukiojome, žodžiu, į priekį atgal, į priekį atgal, į priekį. Per 20 kartą, žodžiu, mes išsisukom. Tai va, tokių nuotykių. Tai čia buvo Grasas. Nu va, tai čia tiek apie tas keliones. Nu ir pabaigai noriu pasakyti, kasgi mus iš tikrųjų įkvėpia važiuoti tas keliones. Tai aišku, Gary Youngas. Gary Youngas, jisai yra ir Young Livingo kompanijos įkūrėjas, jis yra ir sveikatingumo judėjimo pradininkas pasaulyje, ar ne? Tai žmogus, kuris savo gyvenimą paskyrė tam, kad sukurtų ypatingus eterinius aliejus, ypatingos kokybės, kurie atitinka aukščiausius standartus, kuriuos jisai pats savo užsibrėžė, kurių niekas pasaulyje neturi tokių standartų, seed to seal, nuo sėklos iki lašelio. Kodėl jis tą padarė? Jisai tikėjo, kad švarūs eteriniai aliejai turi galios keisti kiekvieno gyvenimą. Ir mano gyvenimą jisai irgi pakeitė. Šitie lašiukai mano gyvenimą pakeitė kardinaliai. Tai va, aš pasitikiu tuo, ką jisai sukūrė. Ir dėl to dalinuosi, dėl to kviečiu žmonės susipažinti su holistinė aromaterapija, atvažiuoti į ūkius, pamatyti, kaip auginama, kaip distiliuojama, kaip išpilstoma ir kame yra šita kokybė. Ir tada nebelieka daugiau klausimų. Nes nėra daugiau pasaulyje nei vienos kompanijos, kuri būtų ir augintoja, ir gamintoja eterinių aliejų. Yra atskirai dalimis suskirstyta, kas augina, kas distiliuoja, kas išpilsto, kas pardavinėja. Young Livingo kompanija yra viskas viename. Tai va. Ir aš tikiu, kad chemijos mokslas, kaip ir jisai, kad chemijos mokslas ir eteriniai aliejai gali padėti žmogui sukurti tokį optimalų vibracinį dažnį, tokią aplinką, kurioje nebegali rastis ir egzistuoti jokios ligos. Aš tuo tikiu. Aš esu to pavyzdys. Taip, ir dar čia jums pabaigai noriu duoti tokį receptą.
Receptą tam, kad būtų galima išvengti tų baltų miltų. Kai tokia situacija buvo mūsų namuose 13 metais, kai atsitiko pas mus didelė bėda ir mes ieškojom, kaip pakeisti gyvenimo būdą, pakeisti mytybą dėl sūnaus sveikatos, bet tada aš beje ir priėmiau į savo namus šitus nuostabius draugus ir mokinausi gyventi kitaip, mokinausi kepti pyragus be miltų, arba tiksliau kitokių miltų vadinkim, ar ne, tai va, tai pasižiūrėkit šitą pyragą, jeigu norit nusifotografuokit, gaila negaliu pavaišinti, bet tikrai skonis nepaprastai geras, nepaprastai gardus ir nepaprastai unikalus. Tai va, o Janklininko kompanija turi eterinius aliejus sertifikuotus, kuriuos galima naudoti į maistą. Ta žinokite, tik aišku, ne į karštą, bet kai atvėsta, galima naudoti šokoladą gamintis, galima į salotas piltis ir taip toliau ir taip toliau. Kodėl tą reikia daryti, kodėl tai rekomenduojama daryti, čia irgi iš kitose seminaruose mes kalbame apie tai. Aš tiesiog jums linkiu gardaus pyrago ir su tokiu pyragu užsikurti nuotaiką ir keliauti kartu į tas lavandas. Kartu ar ne kartu, kaip norit. Važiuokit atskirai, skirtumo nėra. Važiuokit tiesiog patirkit. Patirkit, kas ten yra nuostabaus, nes to nenupasakosiu, aš negaliu to papasakoti, čia reikia patirti, kaip ir tu negali patirti kažkokio skonio, ar ne, kai kažkas pasakoja, tau tik gali seilės išsiskirti. Bet tu turi pats tą patirti. Turi įsidėti tą kąsnį į burną ir tada tu žinosi tą tikrą skonį. Tai va, kviečiu patirti tikrą skonį lavandų retrytę. Na ir čia paskutinis sakinys, kuris mane įkvėpia kiekvieną dieną dalintis apie tai, kas yra tikra, apie tai, kas gali keisti žmogaus gyvenimą, tai yra apie Linklivingo unikalius instrumentus, apie Gary Youngo palikimą. Tai va, būkit visi sveiki ir iki susitikimų. Ate visiems. Ate visiems.